Sveiki, šiandienos analizė. Dėl ko tai vyksta jūsų gyvenime ir kokią karmą jūs šiuo metu uždirbinėjate. Tai pagalvokite apie save, jeigu jūsų gyvenime dabar vyksta kažkokie nekontroliuojami dalykai, nekontroliuojami procesai, tai kažkas griūna, kažkas nesigauna, būna kažkoks susideda toks laikotarpis, kai atrodo, kad nesiseka, kai atrodo, kad kažkas tai nevyksta taip, kaip turi vykti, atrodo, kažką darot ir vis negalit pramušti, niekaip nepasiseka, niekaip nepasiekėt to, ko norit, atrodo, tokiose situacijose, kur jau aiškiai matosi, kad yra didesnių dalykų negu, šiaip kažkos. Vieną kartą, jeigu nepasisekė, tai čia jau yra kažkoks gali būti momentinis dalykas. Jeigu jau nuolat, jeigu daug kas vyksta gyvenime tokio neplanuoto, nenumatyto, būna taip kartais žmogaus gyvenime, pradeda viskas griūti, tarsi atrodo viskas susideda į vieną mašiną, sugedo, skyrybos, darbą prarado, atrodo, tokie tarsi per visur daužo tave. Tai čia gali būti kažkokios karminės pamokos arba tiesiog gyvenimas jūs nori išmesti į kitą lygmenį. Tai pagalvokite apie save, apie tai, kas vyksta jūsų gyvenime. Jeigu kyla klausimas, dėl ko tai jūsų gyvenime vyksta, tai yra jūsų žinutė. Ir pasirinkite poziciją. Pirma pozicija, antra pozicija, trečia pozicija, ketvirta pozicija. Jeigu dar nespėjot pasirinkti pozicijos, galite sustabdyti įrašą ir tai padaryti. O mes pradėsime nuo pirmos pozicijos. Taip. Pirma pozicija, jūsų keisto pasaulio daro pasirinkta kaladė. Truputėlį patrauks kitas kortas, kad nesamaišytų. Gerai, taip, palauksiu savo eilės. Ir dabar pagalvokite apie save, dėl ko tai vyksta jūsų gyvenime. Pirma pozicija, žmonės, kurie žiūri pirmą poziciją, dėl ko tam tikri dalykai, apie kuriuos jie galvoja, vyksta jų gyvenime ir kokią karmą jie per tai išdirbinėja. Dėl ko tai vyksta jūsų gyvenime ir kokią karmą jūs per tai išdirbinėjate. Gerai, matosi, kad nori kažkas tai čia kristi. Gerai, tai pirma pozicija, žmonės, kurie pasirinko pirmą poziciją. Dėl ko tie dalykai, apie kuriuos jūs galvojate, vyksta jūsų gyvenime ir kokią karmą per tai jūs išdirbinėjate. Taip. Dėl ko tai vyksta jūsų gyvenime ir kokią karmą jūs per tai išdirbinėjate. Labai daug nori tarsi kristi čia jums tų kortų, arba labai daug energijos turit. Daug žmonių prisijungia į pirmą poziciją. Taip, pasidarom vietos. Taip. Gerai, dėl ko tai vyksta jūsų gyvenime ir kokią karmą per tai jūs išdirbinėjate. Aha. Gerai. Gerai. Gerai, vieniems tai čia gerokai kirto, matau, per sveikatą kažkas tai. Staigiai arba neranda priežasties niekas, dėl ko jums su sveikata tai vyksta. Taip. Tai panašu, kad čia ateina jūsų karma iš praėjusių gyvenimų, kur jūs... Geras. Labai įdomu. Pavydėjote kažkam tai gerovės, pavydėjote kažkam tai čia iš praėjusio gyvenimo. Žinot, kad žmogaus siela gyvena daug kartų ir kai kurios pamokos ateina tikrai ne iš šio gyvenimo, kai galvoji, jeigu žmogus gimsta jau su kažkokia liga, tai irgi gali būti kažkokia tai karma iš praeitų gyvenimų. Tai panašu, kad jūs arba praeitam gyvenime kažkam labai pavydėjot ir kenkėte per jo gerovę, reiškia kažkam kenkėt per gerovę ir dabar gaunat kokią pamoką. Žiūrėkit, jūsų pamoka yra labai graži iš tikrųjų, kaip tą karmą išdirbti jums netgi parodo.
būtent šitas lazdų raitelis. Lazdų raitelis sako, kad tu turi sukurti kažką, kas būtų naudinga kitam žmogui. Tai jeigu jūs jau dabar dirbat kažkokį darbą, kuris yra naudingas kitiems žmonėms kažkuo, tai nežinau, kokioje medicinoje dirbat, kažkur tai kažką konsultuojat, padedat, kūrėt kažkokius tai dalykus, paslaugas ar dar kažką, kas padeda kitiems žmonėms. Na, tai vat, tas kelias ir yra. Na, dėl ko tai vyksta? Tai vyksta dėl to, kad arba jūs pritam gyvenime kažkam labai pavydėt ir kenkiat per gerovės prizmę, arba jūs esat pernelyg susikoncentravę kitiems. Dar yra kita žinutė šitoj dėlioniai, kad arba jūs pernelyg esat susikoncentravę į materialius dalykus, o jūsų sielos misija visai yra ne apie materialius dalykus. Jūsų sielos misija panašu, kad yra sukurti kažkokią tai naudą, pridėtinę naudą žmonėms. Ir vat jūs esat pavargę, nuo to tarsi vat bandot tą gerovę susikurti, koncentruojatės į materialius dalykus pernelyg stipriai ir tada jau jaučiat nuovargį, atrodo, kad niekas nevyksta, atrodo, kad nesigauna, kuriat kažką norit sukurti, niekaip nepavyksta sukurti. Tai tarsi, tai jūsų kelias yra kūrėjo kelias. Tai reiškia, kad jūsų kelias nėra iš kažko paimti tą gerovę. Pavyzdžiui, kaip galvoja moteris, ištekėti nori už turtingo vyro ir būti turtinga. Ne, jūsų kelias yra pačiam tai susikurti. Reiškia, jūs turite sukurti kažką, tai kas būtų naudinga žmonėms ir per tai ateina jūsų gerovė. Jeigu jūs netgi turėdami pinigų jaučiatės nelaimingi vis tiek, reiškia, čia yra labai gera žinutė. Jeigu jūs turėdami daug, vis tiek nesijaučiat laimingi, daug tai materialinė prasme, turit namus gerus, turit gerą atrodo darbą ir uždirbat nemažai. Ir vis tiek nėra tos vidinės laisvės, vidinės laimės, nėra to jausmo lengvumo, pojūčio viduj, tai reiškia, jūs esat visai koncentruojatės ne į tą pusę. Jums reikia koncentruotis ne į tai, kaip prikaupti kažkaip pinigų, ar ne vien tik tai, kaip prikaupti pinigų, kaip ten prisipirkti kuo daugiau daiktų. Jūsų koncentravimasis turėtų būti tai, ką aš kuriu pasauliui. Ką aš kuriu pasauliui, ką aš duodu. Nes čia panašu jau, kad jūs einat tikrai link pervargimo, perdegimo ir jau atsiranda sveikatos problemos. Tai vieniems tai yra atsiradę, jeigu tos problemos jūsų paūmėjusios, tiesiog, kad jos buvo jau nuo seniau, gal net nuo gimimo, ar nuo jaunystės, ar nuo vaikystės turi tą pačią problematiką, tai yra neišdirbta karma, kuri yra iš praėjusių gyvenimų. Reiškia, kažkam, praeitam gyvenime jūs su kažkuo labai negerai elgiatės. Su kažkokiu žmogum, nežinau, arba su visuomenė, arba buvot kažkoks įtakingas žmogus, tačiau savo įtaką panaudojat, ne žmonėm padėti, atvirkščiai, galbūt kažkaip išnaudoti kažką, tai čia taip, galim būti ką nors prisidirbę gero tokio, jau kaip sakant, tai praeitam gyvenime tai užtirgavom tas pamokas. Tai iš tiesų, iš kitiems ar net kitiems, tai galbūt jūs pernelyg koncentruojatės į materialius dalykus, esat pernelyg sukoncentravę dėmesį į materialius dalykus ir jums sako, žiūrėk, tu turi koncentruotis ne tik tai materialius dalykus, žiūrėkit, atsivertusios dvi runos, tai turbūt jums spėti. Tu neturi koncentruotis vieni materialius dalykus. Materialūs dalykai tau ateis, tačiau tu turi galvoti apie tai, ką tu duodi pasauliui. Tavo kelias yra duoti pasauliui. Ir jeigu jaučiat, kad dirbat kažkokį darbą gerai apmokamą ir jame jūs vis tiek nesat laimingas, reiškia, jūs jaučiat, galvojat, kad kūrėt ir darot, duodat per mažai. Tai pagalvoti, ką jūs turite iš tiesų sukurti. Žiūrėkit, jums iškrito dvi runos, iš tikrųjų labai labai stiprios apsauginės runos, kovos ir pergalės viena, o kita yra tiesiog apsaugos ir labai, toksai skydas, tarsi skydas jūsų. Žiūrėkit, aukštesnysis gyvenimas, prabudimas, sąsaja su aukštesniam būtybėm, apsaugantį šydas, kaip ir sakiau, ne? Kur yra žinojimas, kur yra jūsų jėga,
gebėjimas pasiaukoti dėl to, kad būtų kažkas tai kito, reiškia paleisti dalykus, kurie tarsi šiuo metu atrodo, kad jūsų pagrindas, nors viduje jums neduoda jokios laimės. Tarsi išorėje turit daug, tačiau jūs vis tiek nejaučiat laimės. Labai panašu, kad šitoje grupėje kažkas branduolys žmonių, tai būtent tokių ir susirinko, kurių gyvenime tiesiog yra visko daug, gerovės yra, tačiau jie vis tiek nejaučia laimės, nejaučia vidinės pilnatvės, nejaučia to išsipildymo. Tai vieni atėjote, kurie atsinešėt karmą iš praeitų gyvenimo, o kiti atėjote į šitą grupę tie, kurie turit tiesiog daug, bet jums nėra vidinės pilnatvės. Tai sako, tu sukur kažką, kas būtų naudinga. Tavo kelias yra, tavo savirealizacija yra per sukūrimą kažko, kas naudinga žmonėms. Tai jeigu jūs jau dabar dirbat panašioje profesijoje, kur yra pridėtinė vertė kažkokia tai tiesioginė, tai ir yra tas jūsų kelias. Bet jeigu jūs turit visko, jaučiat, kad labai daug ir vis tiek nėra tos vidinės laimės, vidinio pasitenkinimo, tai reiškia, tarsi per daug susikoncentravot į materialius dalykus. Tiesiog sako, pakelk savo sąmonę aukščiau. Jeigu tu turi viską, atrodo, ko galėtų kitas norėti, ir tu vis tiek viduje nejauti pilnatvės, tai tu pakelk savo sąmonę tiesiog aukščiau. Reiškia, tu per daug į žemiškus dalykus susikoncentravęs, pernelyg galvoji, kas bus, jeigu bus. Arba pernelyg pasyviai gyveni, dar irgi būna šitas krenta dažnai tada, kada žmogus pernelyg pasyviai gyvena ir galvoja, kad jo gyvenimas yra nieko vertas, kad jisai nepadaro pakankamai, kad jisai tarsi norėtų kažką padaryti, tačiau nežino, ką daryti. Tai Lazdų raitelis ir yra ta žinutė, kad iš tikrųjų tu turi, jeigu yra kažkokia mintis, kad turėtum kažką kurti, reiškia, tu turi tai kurti. Ta mintis neateina iš nieko, jinai ateina iš tos sielos kalbėjimo su tavim. Tu sako, kad tu ten turi būti, tu ten turi realizuoti, tu turi pradėti iš naujo. Ne kažkur nuklydai, ne į tą pusę, tu turi pradėti iš naujo. Žiūrėk, atsigręžk į savo vidinį pasaulį. Jo jeigu ateina pervargimas, perdegimas, lygos kažkokios, atrodo, nieks neranda priežasčių, dėl ko iš kur ta liga. Kas čia darosi, dėl ko tai darosi, tarsi atrodo, iš nieko kažkokios lygos puola, kažkas tai nuovargis, kažkoks nemiga, dar kokie ten, nežinau, dalykai. Tai tarsi tu koncentruojasi, reiškia, ne ten, kur turėtum. Tu pernelyg susikoncentravai į buitinius žemiškus dalykus. Pakelk savo sąmonę šiek tiek aukščiau. Žiūrėkit, tai du tokie momentai, kažkaip tai du ar ne, pagrindiniai žmonių tipai čia atėjo, kuriems jau realiai per didelę koncentraciją jau kerta arba per sveikatą, arba perdegimas kažkoks jau jaučiasi, arba beprasmybės jausmas, nuovargis, beprasmybės jausmas. Tai ta mintis, kuria yra jumise, kad turėtumėt būti kažkur kitur, arba daryti dar prie to, ką darot, daryti kažkokį dalyką, norisi tarsi būti naudingam žmonėms ir daryti tam tikrus dalykus, kuriuos jūs galvojate. Tai to ir darykit. Tas padės jums pakelti savo sąmonę, o galų gale tai galima, tiesiog gerais dalykais kažkokiais pasidalinti su kitais. Tai, panašu į tai. Tai tikiuosi, kad jums buvo naudinga. Labai įdomi pirma grupė, labai įdomi. Ačiū, kad žiūrite. Susitiksim kitose video. Gerai. Antra pozicija. Dėl ko dalykai vyksta jūsų gyvenime? Žmonės, kurie pasirinko antrą poziciją, dėl ko tie dalykai, kuriuos galvojate, vyksta jūsų gyvenime ir kokią karmą jūs per tai išdirbinėjate. Antra pozicija. Oho, 9. Žiūrėkit. Ir pirmoji grupė buvo 9. Gerai, kokią karmą jūs išdirbinėjate per tai, kas šiuo metu vyksta jūsų gyvenime. Dėl ko tai vyksta ir kokią karmą jūs išdirbinėjate. Gerai.
Na, turbūt aišku, čia nežinau, ar dar bereikia, žiūrėkit, 2 kardai pačios. Geras, gražu. Taip, tai panašu, kad turim reikalų su kažkokia priklausomybė. Dabar kas gali būti priklausomybė? Kai pasakau priklausomybę, tai žmonės pagalvoja apie kokį nors alkoholizmą būtinai arba apie narkotikus. Tai priklausomybė, žinokit, yra ne tik tokių, yra visokių priklausomybių. Tai panašu, kad jūsų gyvenime yra kažkoks taip nuovargis, perdegimas, pavargimas nuo prisirišimo prie tam tikrų dalykų. Jaučiatės pririšti, prisirišę tiksliau, prie dalykų, kurie jums jau yra ir tarsi atgyvenę, tarsi nebeturi vertės. Ar tai yra santykiai kažkokie, kur jau jaučiat, kad jau, ne taip, kaip jūs tikėjotės, ne taip, kaip turėjo būti, neišėjo tas santykis toks, koks jisai turėjo būti. Arba jaučiatės tam santykiai tiesiog pririšti, nes velnio korta tai yra išdirbinėjimas karmos, reiškia savivertės karma. Savivertės karma, tai kada žmogus kažką daro, tame nesijaučia laimingas ir vis tiek iš to neišeina, nes galvoja, kad yra daugiau geriau nevertas. Tai panašu, kad tiesiog apgraibomis kažkur bandote kažką kabinti, tačiau nežinot kaip ką daryti. Ir toks nuovargis, perdegimas, nežinau, perteklius minčių ir atrodo, kad geriau gyvenime būti pas jūs negali. Tačiau gali ir tikrai yra, nes yra pas jūs ir mago korta. Mago korta reiškia, kad žmogus gali transformuoti bet kokius dalykus, bet kokią patirtį savo gyvenime, jeigu jis turi vidinės energijos. Tiksliau, jis turi vidinės energijos, tik tai jeigu jis pats savo leidžia pamatyti, kad jis ją turi. Tai panašu, kad turim kažkokią tai prisirišimo problematiką, turit kažkokių tai priklausomybių arba priklausomybė fizinė yra. Tai kaip minėtas, alkoholis, maistas, narkotikai, seksas, kažkokia fizinė priklausomybė arba santykių priklausomybė. Galbūt esat ko priklausomose santykiuose, galbūt esate santykiuose su partneriu, kuris jums negeras, tačiau niekaip nepasirištate, turi iš tų santykių išeiti. Net kvėpuot sunku pasidarė. Kažkoks yra, kažkokia energija ateina labai sunki. Ir galvoju, irgi žmogus, kuris neturi savo balso, reiškia, kad žmogus žiūri žmonės, kurie neturi savo balso, kurie yra nugalinti, iš kurių yra atimta galia. Ne veltui mane čia taip dusint pradėjo. Kad net man sunku kalbėti. Kas labai retai būna. Tai panašu, kad kažkur tai esat užsispaudę arba patys save užspaudėt ir neleidžia savo norėti, galėti, daryti to, ko iš tikrųjų norit viduj. Arba esat įkalinti, tiksliau patys save įsikalinę kažkokioj priklausomybei. Tai gali būti santykiai, tai gali būti fiziniai kažkokie dalykai, tai gali būti jūsų pačių minčių kalėjimas. Nes yra 2 kardai, toks, iš tikrųjų labai įdomi yra. Jinai tarsi užrištom akim turi pasirinkti, nuspręsti, ką čia dabar daryti. Net nemato visos informacijos, visų dalykų, bet jai reikia nuspręsti. Jinai turi priimti sprendimą, tarsi dėl to sakau, kažkas nugalintas, iš kažko atimta galia, arba pats žmogus iš savęs atėmęs galią, irgi gali būti. Pažiūrėkime orakulo gerai. Kažkur esate įkalinę save, nes velnias tai yra labiau ne apie tai, kad jūs įkalintas, į kalėjimą uždaro ir iš jo negali išeiti. Velnias tai yra priklausomybė, kai žmogus pats save įkalina ir norėdamas pats save galėtų išlaisvinti. Žiūrėkit, velnias laiko už grandinių žmonės, tačiau grandinės yra laisvos. Ant jų kaklo grandinės yra laisvos, jeigu norėtų, tas grandinės lengvai nusimtų ir išeitų. Tačiau jie tiek pripratę prie savo diskomforto, disharmonijos, kurio gyvena, kad jiems tas diskomfortas yra tapęs komfortu. Ar yra šitai grupė žinučių iš orakulo? Taip, ar yra
žinučių iš orakulo šitai grupiai, antrai grupiai apie jų karmą ir kokią karmą jie išdirbinėja ir ką jiems daryti galbūt. Ar yra žinučių iš orakulo? Ne, panašu, kad nėra ir labai aiškiai šiaip žinutė yra. Tai paleisti save iš suvaržymų, kuriuose jūs patys esat, nes ta situacija, kuri jums atrodo labai sudėtinga ir kurioje jūs čia esat pervargę, pavargę, perdegę ir atrodo, kad geriau būti negali, tai yra daugiau sukurta jūsų pačių įsivaizdavimo. Galbūt kažkokios yra aplinkybės susidėjusios ir jūsų senos patirtis, nes tai yra savivertės karma. Greičiausiai jūs einat per savivertės karmą. Ir vat ką jūs turit padaryti, atrasti savyje va šitą magą. Suvokti, kad galia išsilaisvinti yra pas jūs. Nes jeigu jūs to nepadarysit, tai jūs ir toliau eisit. Jeigu jūs išeisit iš vienų santykių, tačiau nepakeisit savo mąstymą, nepakeisit požiūrį į save, jūs ir vėl į panašius santykius įkrisit ir vėl ant to velnio atsistosit, suprantat, nes vatinai tie du kartai tarsi sprendžia užrištom akim. Bet sprendžia, ko aš noriu, žmogus sprendžia, ko jis nori užrištom akim. Ne, jam ten visko pridėta, tačiau jisai užsimerkia ir ima bet ką. Palauk žmogau, tavo akis nėra išdurtos, tu gali nusiimti tą raištį tave ribojantį, ir pažiūrėti, kas tau siūloma yra. Tai vėlgi, ta savivertės karma, per kurią jūs einat ir kuri jūs atveda vis į tą patį rezultatą, tą pačią pabaigą, kaip sakau. Ir kiekvieną kartą jūs tarsi pakliūnat į tuos pačius spąstus. Lyg ir iš naujo kažką pradedat, tačiau nepakeičiat savo vidinio nusistatymą, galvot, kad esat kažko nevertas, kad jums geriau būti negali, kad jūs nieko geresnio pasiekti negalit, galbūt tai jums yra įdiegta iš praeitų gyvenimų, galbūt jums tai yra įdiegta iš, vaikystės, galbūt augot priklausomybių šeimoje kažkokioje, kur buvo priklausomybės, smurtas, žeminimas, kažkoks nevertinimas jūsų. Tai dabar jūs esat suaugę ir galite patys nuspręsti savo vertę, jums nebereikia, kad kažkas jums patvirtintų jūsų vertę. Jūs patys turite suvokti, kad esat vertingi, nes su magu, čia žinokit, yra tokia vidinė jėga. Jūs galite bet kokią patirtį transformuoti į teigiamus procesus, tik tai patys savęs esate galią pametę. Tai panašu, kad tai, kas atsikartoja visą laiką jūsų gyvenime, yra jūsų savivertės karma. Pirmiausia, reikia keisti požiūrį į save, pamatyti save visiškai kitoj šviesoj, pamatyti save laisvą, kad visgi jūs galite rinktis, o ne tai, kad jūs čia privertė kažkas ir dabar viskas, viskas, nieko negalit padaryti. Taip nėra. Jūs esat savo minčių, savo patirčių spąstuose. Tai jeigu atpažįstat šitą vietą į save, tai tikrai tai yra jūsų pamoka, kurią jūs einat. Tai ta karma, kurią jūs turite išdirbti. Nusimti nuo akių tą raištį ir pažiūrėti, iš ko aš čia renkuosi. Ar tai yra tai, ko aš noriu. Nes jeigu ne, tai, kaip sakant, tada jau ką. Ar ne, ką. Tai tada reikia priimti sprendimus. Ir vėlgi, tas toksai savęs nugalinimas, galvojimas, kad jūs tai jau nieko čia pakeisti negalit. Jau kaip gyvenimas davė, tai taip ir yra. Gyvenimas tam tikras pamokas duoda ne veltui. Sako, žmogau, atsimerk, taip pagalais, tai kiek aš čia tave daužysiu, tu vis tiek nesugebi atsimerkti ir pamatyti dalykų, ir vis tiek užlipi ant to pačio grėblio. Tai, kam tu lipi, tai vieną kartą užlipai, kam tu antrą kartą lipi, trečią, gerai, antrą, gal dar galvoji, kad kas pasikeis, o kam trečią, ketvirtą ar aštuntą kartą tu ten lipi. Net nebūna kažkokie santykiai, vis atsikartoja. Atrodo skirtingi žmonės, tačiau vis ta pati daina atkartojasi. Tai reiškia, jūs vėl lipate tą patį dalyką, jūs galvojat, kad geriau jau jūsų gyvenime nebus, tai bus. Tiesiog tą magą savyje jūs turite išlaisvinti patys. Tai, ačiū antrai pozicijai, kad žiūrite, susitiksime kitame video. Kas čia? Žiūrėkit, jeigu dar nepadėjot ragelio. Neišjungėt, žiūrėkit. Taurių riteris. Nauja pradžia, sako, žengti per šitą upelį dabar ir bus nauja pradžia, tik aš jums ir sakiau. Ačiū.
trečia pozicija. Taip. Trečia pozicija. Gerai, žmonės, kurie pasirinko trečią poziciją, dėl ko tai vyksta jų gyvenime ir kokią karmą jie išdirbinėja. Wow. Aha. Geras. Eik sau. Čia dar čia viena yra. Nemačiau. Jūs čia gerą misiją turit. Gerą misiją turit. Nu gerai, žiūrėkit. Aha. Kas šitam perals dar pačios. Gerai, žiūrėkit. Gerai. Kad ir kaip skaudu, tu turi tai palikti. Žiūrėkit, čia labai įdomus žmonės susirinko šitoj kompanijoje. Aha. Jo, šokį nežinia, nes... Gerai, nuo pradžių pradedam. Jeigu jūs jaučiatės, tarsi būtumėt balta varna gyvenime, vieni, žiūrėkit, čia gal netgi 2 grupelės atėjo skirtingos žmonių, vieni, kurie jaučiasi balta varna gyvenime, kur darytų, ką darytų, kur eitų ten nepritampa. Jeigu jaučiatės tarsi jūs, kažkoks tarsi kitoks negu visi. Būna tas toks jausmas, kad į kokią kompaniją benueitum, kažkaip nejauti, kad būtų santykis, tarsi visi aplinkui bendrauja tarpusavio, tu nerandi ką kalbėti. Tokia, sakau, balta varna, tarsi šeimoje balta varna, draugų tarpe balta varna, nežinau, kolektyve kažkokiam tai darbe ar kur balta varna. Tarsi viską matot kitaip negu aplinkiniai. Tarsi viską matot, tai čia viena grupė, kur atėjo. Tarsi viską matot kitaip negu visi kiti, negu aplinkiniai. Ir jums pasaulis atrodo kitoks ir jūs dėl to liekat vienišas. Tarsi jaučiatės vienišas, nerandat to savo sielos dvynio, kaip sakau, to tikro ryšio. Tai viena grupė. O kita grupė tarsi jaučiatės įkalinti savo pačių gyvenime, bet labai panašios tos grupės. Kartais persilieja tie abudu jausmai. Tarsi žmogus įkalintas šitam kūne, šitam, kaip sakau, gimiau, žmogus galvoja, kad gimė ne savo laiku. Tai jeigu jaučiatės bent vienas iš tų, tai čia yra žinutė jums. Panašu, kad arba jūs tikrai jaučiatės kažkaip, kad matot pasaulį ne taip, arba ateina mintis, kad gimiau ne tuo laiku. Tai labą dieną, tai yra jausmas, su kuriuo aš susiduriu kiekvieną dieną. Tai malonu susipažinti. Tai va. Tai čia panašu, kad arba dar gali būti atėjęs žmogus su žemiškesniu šiek tiek dalykų, kad jaučiatės tarsi niekur nepritampat ir nerandat, tarsi esat tarp žmonių ir tuo pačiu esat vienišas. Čia kažkas dar šitą pusę gali būti irgi. Ir ką jums sako? Žiūrėk, atsipalaiduok, paleisk. Neversk savęs pritapti. Neversk temperance, ne? Neversk savęs pritapti. Žiūrėkit, čia tarsi angelas, čia labai įdomi kortų kaladė. Jinai parodo, o kas už to? Tarsi lėlė, ne? Bet jisai pats yra lėlininkas, žiūrėkit. Toksai, ne? Jeigu tik tai tą vidurį matytumėm, tai atrodo, kad lėlininkas valdo lėles, ar ne? Bet jeigu pasižiūrime visumą, tai lėlė valdo kitas lėles. Ne? Ir tarsi čia, žiūrėkit, įniršusi minia, bet po tai įniršusi minia yra išsigandę žmonės. Tas įniršis kyla iš tiesų iš baimės. Ir va čia tarsi angelas jisai, bet jisai yra labai žemiško mąstymo. Atrodo angelas, o
yra labai žemiškas, ar ne, barmenas pilsto gėrimus. Tai vat, apie pasaulio dvilypiškumą ir kaip tas dvilypiškumas sueina į vieną. Na, labai gražios kortos, labai fainos. Jos parodo, ar ne, kaip tas dualumas, kaip, ar ne, yra, kad viskas yra vienas. O čia, ne, tarsi irgi žmonės dideliame mieste kažką švenčia, kažkokia čia šventė vyksta, čia linksminas ir ne, o ten vienas tarsi kažkur į baseiną, į kokį prūdą šoka ar kažką tai vandens telkinį. Tarsi, nu, vat, ne, tam šurmuly, šitos labai fainos kortos, jos tarsi atrodo, ar ne, vienas kontekstas, o viduj visai kitaip žmogus jaučiasi. Tai va dėl to ir sakau jums, kad čia susirinko arba žmonės, kurie jaučiasi balta varna, kur mato pasaulį visai kitaip negu aplinkiniai ir tarsi galvoja, kaip kiti gali to nematyti. Kaip jūs galite nematyti, ne? Kaip jūs galite šitą nematyti, taigi akivaizdu, taigi va, pažiūrėk. O aplinkui tau visi sako, kad ką tu čia nusišneki nesąmonę, tai ne, taip nėra. Tarsi nemato to gylio, kurį tu matai. Tarsi mato labiau paviršių, ne? O tu esi tas, kuris sugeba tą gylį pamatyti. Na, dėl to čia galbūt ir tą kaladę jūs pasirinkot, kuri atskleidžia tą paviršių ir pasižiūri, o kas po to dar yra, ne? O kaip čia iš tikrųjų mes atrodom. Tai arba jaučiatės tą baltą varną, arba ta tokia siela, kuris sako, žinai, ne savo laikų gimiau. Nu, ne savo laikų gimiau, vat kažkas ne taip, šitas pasaulis ne mano. Šitas pasaulis mane per daug slegia, aš jo nesuprantu. Tai vat, jeigu tai yra jūs, jeigu tai yra apie jūs, šitos žinutės, tai yra jūsų kaladė ir jūsų pozicija, arba jūs esate dabar tokioj aplinkoj, kuri jums yra visiškai svetima ir jūs tenais rodot tik savo išorę, bet negalite parodyti savo vidaus. Ir žiūrėkite, kokia čia karma, dabar negalvojat, dabar kokia čia karma aš išdirbinėjau. Labai neseniai aš apie tai mąsčiau ir kaip tik man atėjo mintis, galvoju, įdomu, dar kas nors taip jaučiasi ar ne. Ir va šitą poziciją iškrito. Sakau, gal čia ir mano atsakymas, ir mano mintis. Tai galvoju, o galbūt mano kelias ir nėra būtinai su kažkuo santykiuose. Nu, ar ne, turėti būrį draugų, būrį bendraminčių. Galbūt mano kelias ir yra tik tai, ne tik parodyti žmogui kryptį ir jį paleisti, neprisirišti prie nieko. Žiūrėkit, čia labai įdomi karma ir yra, tu sugebi pamatyti giliau. Ne, tu sugebi pamatyti pasaulį taip, kaip aplinkiniai atrodo jo nemato. Ir čia yra tavo kelias. Čia yra tavo kelias, to išminčiaus greičiausiai atėjo labą dieną senos sielos. Ką, jeigu jūsų gyvenimo kelio skaičius 11, 22, 9, labai gali būti, kad esate senos sielos, kurios turit atlikti savo mintise, savo gyvenime kvantinį šuolį. Tai tiesiog, kad pereitumėte, tarkim, iš 9, pereitumėte į 11. Arba, nes, žiūrėkit, jeigu iš 9 neišdirbi, nukrenti vienetą ir vėl eini nuo 1, 2, 3. Taip, o jeigu gerai pasirodai prie 9, ar ne, kad 9 tavo skaičius, tai po to pereini 11. Tada į 22, tada į 33. Na, tai 33 jau yra pakilę meistrai. Tai irgi gali būti, jeigu jūsų gyvenimo skaičius yra toks pakankamai jau didelis, aukštas ir jūs jaučiatės nepritampantis prie pasaulio, prie gyvenimo, jums šitas pasaulis atrodo keistas ir nesuvokiamas ir nesuprantat, kaip gali pasaulyje tai vykti, kas vyksta. Welcome to the club. Sakant, viskas su mumis yra gerai. Viskas su mumis yra gerai. Tiesiog, ne, kada siela jau yra sena, daug gyvenimų gyvenus ir daug karmų išrišus, jinai pradeda matyti plačiau viską. Tai jeigu jūs, sakau, jaučiatės nepritampantis, tas baltos varnos, atrodo, ne, matot viską kitaip negu aplinkiniai, viskas su jumis yra gerai. Čia ir yra jūsų užduotis šitam gyvenime. Tiesiog, galbūt neprisirišti prie tam tikros aplinkos arba žmonių. Jūs neturit turėti būrio draugų, jūs neturit turėti būrio ten kažkokio, tai nežinau ko.
vaikų ten ar dar kažko, tai truputėlį gali būti gyvenimo kelias kitoks. Galbūt čia susirinko žmonės, kurie neturi vaikų arba nenori turėti vaikų. Tai irgi gali būti, nes gyvenimo kelias su 11, pavyzdžiui, numeriuku, 9, 22, jisai truputėlį kitoks būna ir pastebėjau, kad šitie žmonės labai dažnai neturi vaikų arba net nebūna net santuokoj, tai jie truputėlį kitur orientuojasi į mokslą, į tobulėjimą, į augimą, nes tai yra jau mokytojo vedlio, kaip sakau, laikas, tai vat tu mokaisi kaip siela, reiškia, tu turi pakilt ir atlikti kvantinį šuolį. Tai čia kaip tik jis ir šoka, ne? Bet iš to burzgalino noriu pabėgti ir pabūti su savim. Tai jeigu jaučiat, kad netgi kitą kartą pabūnat tarp žmonių ir tai jūs vargina, viskas su jumis yra gerai. Jūsų sielos uždavinys yra truputėlį kitoks negu tiesiog vien tik žemiški dalykai. Net gali būti, kad šitoje grupėje susirinko žmonių, kuriems apskritai žemiški dalykai nėra pirmenybė. Kažkokie tai ten turtai, pinigai, kaupimai, o esmė galbūt jūsų gyvenime labiau svarbu yra santykis, tobulėjimas, augimas, kažkokia šviesos skleidimas, dvasinės praktikos, dvasinis vedimas ir panašiai. Tai arba jūs dar esat žmogus, pas kurį ateina kiti patarimo. Okay. Arba jūs dar gali būti čia ta trečia grupė, kur sakiau, kad tiesiog patekote aplinką, kur jūs negalite atsiskleisti. Tai sako, kad ir kaip skausminga būtų, paleisk viską. Paleisk viską, kas ne tavo. Esi tarp žmonių, su kuriais nerandi santykių, eik išeik iš jų. Esi veikloj, kur tu įsikalintas. Išeik iš jos. Tiesiog, 8 taurės šiaip yra labai liūdna korta iš tikrųjų. Jis sako, kad žmogus palieka tai, kas jam brangu ir išeina, kad ir kaip jam skaudu, kad ir kaip jam blogai, kad ir kaip jam sunku. Jisai turi viduje tos stiprybės paleisti dalykus ir išeiti iš jų. Čia, sakau, čia yra labai senos sielos, dauguma bus labai senos sielos ir kurie supranta tą brandos momentą, kad šiaip sena siela nebūtinai turi labai aukštą skaičiuką turėti. Gali būti, kad sena siela vis kartoja tą pačią pamoką. Ir jinai ten atgimsta vėl vienetų ir vienetų, arba ten kokiu trejetu, kur turi savo talentus pagaliau atskleisti, ne, savo talentus turi parodyti pasauliui, kas tu esi. O tu užgniaužęs viską, tu bijai, kad tave suvalgys minia, žinai, bet jinai tavęs nesuvalgys. Tai toksai tarsi uždavinys išmokti paleisti. Išmokti nekelti, kokia čia karma, ne, labai įdomi šita karma yra, išmokti paleisti. Kad ir kaip atrodo skaudu, išmokti paleisti. Kad ir kaip sunku būtų iš kažkur išeiti, išmokti išeiti. Nesirišti prie santykių, nesirišti prie dalykų, nesirišti prie kažkokių vietų, kaip, tik tai čia jau jūs galite būti ir jau čia nebūsit, tai jau viskas. Tai labai labai sąmonę ribojantis požiūris. Jūsų atveju, jūsų sąmonė yra labai plati. Ir sako, ne, viską paleisk, nes čia yra temperance, ne, ir 8 taurės. Sako, viską paleisk, žiūrėkit, toks, ne, angelas tarsi, bet jisai atsipalaidavęs savo kokteilius plaka. Ką? Angelas, o ką jis ne angelas? Angelas jisai, bet jis atsipalaidavęs, jis daro kažką, tai ten pilsto. Maišo kažką, bet čia žmogus šoka, tarsi nuo tilto, net neaišku, kuris ten šoka, kuris ten nušoks, ką paklius. Bet sako, šitam šurmuly jau aš būti nebegaliu, žinai, sorry, man čia to per daug, man tų tokių, ne, žemiškų, kūniškų dalykų per daug, man reikia pabūti su savim.
ar ne, ir aš tarsi, va, tas, ne, kuris suvokia, dėl ko dalykai vyksta. Tai jūsų pamoka karminė nebijoti, paleisti ir neprisirišti. Labai sunki šita yra užduotis iš tiesų sielos ir šitą užduotį gauna tikrai senos sielos. Net jeigu su vienetu, su dvejetu, su trejetu, netgi su penketu, kurie grįžta, irgi gali turėti. Tai irgi gali turėti šitą užduotį. Išmokti paleisti, išmokti neprisirišti. Ypač jeigu jūs su vienetu arba penketuku grįžtat. Tai išmokti paleisti, išmokti neprisirišti, nebijoti, kad bus gyvenimas jūsų blogas, jeigu jūs paleisit. Negalvoti, kad jeigu jūs neturėsit milijoną draugų, turėsit 2 žmonės artimus, tai jūsų gyvenime bus kažkas blogo ir jums to trūks. Suvokti, kad šiek tiek kitokią užduotį gyvenime turit. Ne kaupti dalykus, o kaip tik gyventi tame savo sielos laisvėje, savo sielos pasirinktame kelyje. Ir tam jums nereikia prisirišti. Nei prie žmonių, nei prie dalykų, nei prie vietų, nei prie dar kažko. Labai tikiuosi, kad aiškiai kalbėjau, kartais taip. Bet čia labai geras, labai įdomios iš tikrųjų šiandien krenta pozicijos. Nežinau, iš kur čia tokios energijos. Vau, ačiū, 3 grupė. 4 pozicija. 4 pozicija, žmonės, kurie pasirinko 4 poziciją. Dėl ko tai vyksta jūsų gyvenime ir kokią karmą jūs išdirbinėjate. Man panašu, tokias, žiūrėkit. Oi, bet čia pas jūs koks vidinis konfliktas, vau. Gerai, bet čia geras šitas. Taip, kas dar yra kortų 3 ir 4, atsiprašau, pozicijai, ar yra kortų dar 4 pozicijai. Labai daug, kaip nežinau. Nes šiaip žinutė jūsų labai gera, labai aiški ir dabar. O čia panašu, kad jūsų procesas jau eina į pabaigą. Panašu, kad jau jūs išdirbote kažką. Labai sunkiai ėjot per tam tikrą procesą, kurį greičiausiai patys jūs ir inicijavote. Ėjot per kažką labai sunkaus, kur neturėjot netgi palaikymo. Ar artimųjų, ar draugų palaikymo, nelabai čia jūs ir suprato, ką jūs čia darot, nelabai ir suprato, dėl ko jūs tai darot. Tai panašu, kad jūsų procesas eina į pabaigą. Jau ateina transformacijos momentas. Ir tai, ką jūs čia perėjot, yra labai stiprus transformacijos procesas. Arba vidinė transformacija, arba išorinė perėjot. Tai čia priklauso nuo ko, nes kadangi yra bendra analizė, tai gali ateiti žmonės tiek su vidinė, tiek su išorinė transformacija. Vienu ar kitu atveju tas pats. Pokyčiai drastiški gyvenime, kuriuos jūs inicijavot patys ir nusprendėt patys. Skyrybos, profesijos keitimas, išėjimas iš kažkokių tai, nežinau, ten priklausomų santykių ar dar kažko, tai bet kas. Vidinė transformacija, nes savęs keitimas, tai kas yra labai sudėtinga ir stipru, iš tikrųjų daug reikalauja jėgų. Gali būti ir vidinė transformacija, kada žmogus nusprendžia, ne, toks nebebusiu, noriu būti toks. Ir jisai eina per savo tą vidinę kovą, vidinį konfliktą, vis jį tempia tarsi atgal, vis jį tempia tarsi nori sugrįžti, vis atrodo, ne, ką aš čia pridirbau, tai čia. Bet iš tiesų, tai panašu, kad jūsų transformacija eina į pabaigą ir panašu, kad šitoj kelionėje jūs labai daug palaikymo nesulaukėt. Ypatingai iš tų žmonių, iš kurių tikėtis pagalbos ar palaikymo, jūs jo nesulaukėt. Ir dauguma žmonių, galbūt jūsų netgi artimų, nelabai supranta, kokiais čia galais jūs užsiimat. Kas čia užėjo, dėl ko čia taip sugalvojo. Kažkokia tai, nežinau, kas čia, viduramžio krizė, kas čia. Smegenys kažkas išplovė, ir sugalvoja. Galėjot ir tokių pasakymų sulaukti. Tai panašu, kad šitą, ką jūs inicijavot, tai yra jūsų pačių.
nuspręstas pokytis ir transformacija jau galutinė yra labai netoli, rezultatas yra labai netoli, karma jūsų išdirbinėjama yra labai sėkmingai ir ta transformacija labai puikiai vyksta. Aišku, jaučiat nuovargį, jaučiat galvojat, nu kiek čia galima, kada čia bus, tai gal jau, bet žinokit, jau pabaiga. Tai aš kažkaip galvoju, paėmiau šitą kalaidę ir tokia, nes prieš tai 3 buvo, vau, galvoju, nu, okei, kas čia darosi. Ir šitą paėmiau 4 ir galvoju, kažkas lengvo. Čia kažkas lengvo. Ir apsidžiaugiau, galvoju, kažkas čia gero, kažkas lengvo ateina. Tai vat, jūsų karma jau yra lengvėjanti. Jūsų karma, kurią išdirbinėjote, buvo transformacija. Pokytis, kurį jūs turėjote atlikti. Tai va čia susirinko žmonės, kurie jau yra nuėję didžiulį kelią, jau yra labai daug padarę, tai net neverta apie tai kalbėti ir diskutuoti. Jūs patys žinot, ką jūs darėt, labai didelį darbą padarėt ir pasiryžot save pakeisti. Vienokiu ar kitokiu būdu, tiek išorė, tiek vidum, nesvarbu, kas tai bebūtų. Galbūt ėjote per išorinę transformaciją, nusprendėt savo kūną kažkaip keisti, gyvenimo įpročius pakeisti, nežinau, mesti rūkyti, mesti vartoti alkoholį, nežinau, pradėti sportuoti galbūt, ar kažkokiu tai pakeisti maistą, pavyzdžiui, kokiu veganų tapot, galbūt vegetarų ir niekas nesuprato, tai kas čia per nesąmonė, kas šitas vegetaras, tai o ką jis valgo? Labai dažnai šitas klausimas būna. O tai ką tu valgai? Tai čia domina, kad žmonės tavęs nesupranta, ką tu čia prisigalvoji, tai kas čia mada čia tokia, dėl ko tu čia tai darai, nesportuot pradedi ir sako, nu tai kam tu čia sportuoji, tai kas čia mada dabar sportuoti, atrodo. Tačiau žmogus tai daro dėl savęs. Tai va, perėt labai didžiulį etapą ir jūsų pabaiga ir įvertinimas jau netoli. Tai panašu, kad šitą transformaciją ir kelią jūs pasirinkot patys, nepriklausomai nuo to, kad jūsų niekas nepalaikė. Tai čia tiesiog kortos jums patvirtina, kad eina teisingų kelių. Daryk tai, ką darai. Ir rezultatas jau yra visai netoli. Daugiau nieko, žinokit. Daugiau nieko. Čia tiesiog buvo paskatinimas, jeigu žmogus ten paskutinį stadiją ir galvoja, kaip čia ilgai viskas vyksta. Tai čia toksai paskatinimas, kad daryk tai tik, kai darai, viską darai gerai ir eik toliau tuo keliu. Viskas. Ačiū 4 pozicija, ačiū visiems, kad žiūrėjote, susitiksime kitose video. Iki.